Vieni žvejų, kiti plaukio su valtelė, kiti maudos. Efektas buvo geras. Kolorado pakratė kojas. Išgyvena ir karą, ir marą, ir badą. Vakar nupurškiau su jodu. Tai bus ir trąša, ir peilis koloradams ir visokiems marams. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieni žvejų, kiti plaukio su valtelė, kiti maudos, o aš atvažiavau vandens prisipilti, nes rek bulvis porkšti su amoniaku. Rek bulvikiams trąšos. Tai čia 4-5 minutės jau pos bačkos ir. Šiukšnis surinkau, radau. Visą tvenkinį neišpompaus. Nei žvėja, nei poilsiautoja net nepajus, kad aš prisileisiu 600 litrų vandens. Prieš gerą savaitę barščiau su pelenas. Efektas buvo geras. Per porą dienų Kolorado pakratė kojas. Išėjo į amžinybę. Bet paskiau prasidėjo lyti. Ir lėjai ne šiaip savo, kaip sak, nesvietiška. Beveik savaitę laiką kažkur. Pylika preikiant. Nieko nuostabaus, po tokių liūčių prasideda maras. Kaip saka, bulvis taip pat kaip ir žmonės. Išgyvena ir karą, ir marą, ir badą. Tad, kad žmonėms nereikėtų badauti, dėl to ūkininką tam ir, kad pasirūpintų, kaip užauginti derlių. Tai bulvėms dabar jau ir pati pradžia to maro, tad negal laukti, reikia iškart pulti įvykiams už akių. Vakar nupurškiau su jodu. O šiandien purkščiam su amoniakiniu vandeniu, 25 procentų atskeisu su vandeniu. Ir tai bus ir trąša, ir peilis koloradams, ir visokiems marams. Tad pirmin. Po 2 mėnesių turim pirmasias ekologiškas šviežias bulvelis. Išveinu krūmoką, išėjai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valgomų bulvių, 4 būtų sėkla. Čia ta veina ir sėklėnė iš katros ir išauga.
Šveino Kromėlčio.